Kas gali padėti kovoti su klimato kaita, saugoti Europos gamtos išteklius ir rūpintis ES kaimais bei juos išsaugoti? Atsakymas – mūsų ūkininkai. Dažnai esantis gamtos apsaugos avangarde, sunkiai dirbantys, kad pagamintų pakankamai maisto produktų daugiau kaip 500 milijonų europiečių ir tuo pačiu metu kovojantis su neigiamu klimato kaitos poveikiu. Savo darbų ūkininkai kuria naudą visuomeniai. Už tai jie gauna ES paramą pagal bendrą žemės ūkio politiką, dar vadinamą BŽUP. Po pastarųjų reformų BŽUP tapo ekologiškesnė. Siekiant užtikrinti geresnę mūsų dirvožemio ir vandens kokybę bei apsaugoti biologinę įvairovę, ūkininkai taip pat raginami taikyti ekologiškesnius gamybos metodus. Pavyzdžiui, imtis ekologinio ūkininkavimo. Reikšmingos investicijos į mokslinius tyrimus ir technologijas padeda ūkininkams naudoti naujoviškus ūkininkavimo metodus, kuriais užtikrinamas žemės ūkio tvarumas. BŽUP skatina mūsų baigtinių gamtos išteklių naudojimą. Tai yra labai svarbu tiek gaminant sveiką, puikiomis maistinėmis savybėmis pasižyminti maistą, tiek mūsų gyvenimo kokybei šiandien, rytoj ir ateities kartoms. Europos bendra žemės ūkio politika. Rūpinkimės savo šaknimis.